įdėjau sūrio, šitas yra iš Prancūzijos, čia yra iš Ispanijos, įdėjau mėsytės, dar tokia va vakarienė. Prie pat mūsų namo yra kažkoks, kažkai čia gamina įdomiai. Hala! Kažkokia žuvį gamina. Kažkoks, žiūrėkit, čia kažkas scena, prie pat mūsų namo. Va čia yra mūsų namas. O čia kažkoks festivalis, žiūrėkit, visi baltai apsirengę, valgo. Einam iš arčiau pažiūrėsim. Matote, čia kažkas tai va. Kažkokia scena va. Valgo visi. Staliukai, numeriukai. Nu, einam toliau pasivaikščiosim. Žinau, stovi žmonės irgi baltai apsirengę. Gal čia šiandien kokia nors diena, kad reikia baltai apsirengti, nežinau. Šiandien yra šeštadienis, tai va dėl to čia kavinėse daugiau yra žmonių. Kažkas yra čia, žiūrėkit irgi, bet taip įdomu, čia matyti šitą. Žmonės valgo, bet kad jūs suprastumėt, dabar yra 9 valanda. Žmonės valgo. Man tai kažkaip sunkiai įsivaizduot, kad 9 valandą eiti kažkur valgyt, nu man, pavyzdžiui, sunku būtų. Bet iš tikrųjų labai dažnai visi restoranai atsidaro kokią, pavyzdžiui, 7 valandą. Tai čia yra visiškai normalu. Išėjom su Pifu pasivaikščiot, tokia susivėlusi, žinokit, raudona nuo saulės. Įkaitom šiandien, tai papasakosiu, kaip mes dabar gyvenam. Atvažiavom mes vakarą į Ispaniją, vėlai, apie 8 valandą. Ir ką, įsikūrėm, dar vakarę nuvažiavau į parduotuvę, užsipirkau. Ir šiandien iš ryto, ne iš ryto, žinokit, jau po pietų iš tikrųjų buvo, koks iš ryto po pietų. Tokia biškutė jaučiuosi pavargusi. Bet kažkaip nuvažiavom mes iki jūros, ten pabuvom iki vakaro, tikrai labai smagi šilta jūra. Nu super, žinokit, jūra yra jūra, žinokit. Saulė yra saulė ir šiluma yra šiluma. Tai labai buvo smagu, labai buvo faina, pasimaudėm, pasibuvom ir grįžom namo. Karšta dienelė, žinokit, tikrai šiandien yra. Karščiai laikosi Ispanijoje, bet jau aišku, kaip aš suprantu, ne taip karšta, kaip buvo vasara. Ir aš pradarau visas duris. Žinokit, pučia skersvės, vėjelis toksai ir visai yra gerai, žinokit, tikrai. Būtent normaliai, nėra karšta. Gal mašinoj karščiau, bet visur kitur visai gerai. Laukia irgi netgi atrodo per pačią tą siestą, sakykime, ėjo mane ten kokią 2, 3, bet žinokit, jau normaliai buvo tikrai. Kol kas planų jokių neturim, ilsimės, nes biškutį pavargom po šitos mūsų kelionės. Va, jūs galite matyti, kaip aš atrodau, bet reikia pailsėti. Nebuvau pasiruošusi, žinokit, video daryti, bet, atleiskit jau, kaip esu, taip ir esu. Reik mylėti save tokia, kokia esi. Ir jo, po tos kelionės atsirado naujų raukšlių. Reik prižiūrėti save, reikia miegoti teisingai. O kelioniai kartais sunku būdavo užmigti, aš atsiguldavau ant šono, o šiaip tai miegu tik tai ant nugaros. Tai kelioniai dėja nepavyksta taip gerai savęs prižiūrėti, ir odos, ir visa kita. Tai dabar reikės
pasivyt viską ir jo pradėt vėl kažkaip grįžti prie tų rutinų, sakykime.